Lapkričio 5 dieną Druskininkuose, Draugystės sanatorijoje, darbo partija sukvietė druskininkiečius į susitikimą už aktyvią Lietuvą. Gausiai susirinkusieji plojimais pasitiko atvykusius svečius. Susitikime dalyvavo Seimo nariai Kęstutis Daukšys, Vydas Gedvilas bei savivaldybės tarybos nariai Tomas Taskevičius ir Renaldas Muziukas. Susirinkusieji labai apgailestavo, kad negalėjo atvykti gerbiamas europarlamentaras ponas Viktoras Uspaskich. Įžanginę kalbą tarė darbo partijos Druskininkų skyriaus pirmininkas Tomas Taskevičius. Ir šiandieną Druskininkuose ta diena, kada darbo partijos lyderiai, darbo partijos aktyvistai, Seimo nariai lankosi čia Druskininkuose. Kadangi, kaip žinote, po metų vyks Seimo rinkimai, taigi ir darbo partijos komandos tikslas yra išklausyti jūs, sužinoti jūsų nuomonę, pasitarti su jumis. Ir taip turėtų gimti programa, su kuria darbo partija eis į 2012 metų Seimo rinkimus. Gerbiamas Seimo narys Kęstutis Daukšys apžvelgė Lietuvos problemas, didelį dėmesį skirdamas bedarbystei, emigracijai, minimaliam atlyginimui bei šilumos kainoms. Energetikos įstatymai, pertvarkymas energetikos ūkio, nuo kurio priklauso visų Lietuvos žmonių gyvenimas, tame tarpe ir druskininkiečių čionais. Kaip pavyzdys šiluma ir šilumos ūkio problemos. Jeigu žmogus išleis papildomus 100 arba 50 litrų už šildymą, tai reiškia, jis nupirks duonos, mėsos ar pieno, ar nenueis galų gale į kokį koncertą arba kokį kitą renginį. Tik tai neramina mus šiandieną situacija su energetikos, su šildymu, su dujų kainomis ir visi labai pergyvena dėl brangstančio šildymo ir aš žinau, kad jūsų partija yra labai gerų specialistų ir tikimės galbūt kaip nors įtakosite, pažabosite tos monopolistus ir ką nors padėsite, kad būtų šitas klausimas lengvesnis. Gerbiamas Seimo narys Vydas Gedvilas daugiau dėmesio skyrė švietimo problemoms. Dabartiniu metu galimybės didžiausias turi didžiųjų miestų, stipriųjų mokyklų moksleiviai. Arba moksleiviai, kurie gali pasamdyti korepetitorius, kuris gali išlaikyti labai gerą egzaminą, kurie yra pakankamai sudėtingi, sunkus egzaminai, gali gauti gerus pažymius ir tokiu būdu gali mokytis aukštoje mokykloje be, su valstybės parama. O tokių studentų, kurie nori patys su savo pinigus mokytis, praktiškai paskolų sistema yra bloga ir dabartiniu metu visi studentai stoja, kurie nori baigti aukštąjį mokslą į socialinius mokslus, tai teisė, vadybos ir kiti dalykai, kurie nebrangiai kainuoja, apie 4 000. Bet niekas nenori mokytis inžinierių, kad tu už savo pinigus, kurių kainuoja 12 000. Niekas nenori mokytis agronomų, kurių dabar praktiškai jau beveik nebėra, nes krepšelių niekas neina į agronomiją mokytis. Seimo nariai mielai atsakė į gyventojų užduotus klausimus. Po susitikimo susirinkusiai neskubėjo išsiskirstyti. Juos linksmino pusbroliai Aliukai ir sesutė.